Labas vakaras. Labas vakaras, Jurgita. Labas, Rita. Nu, kaip smagu pas tave papulti į svečius, ačiū, kad pakvietėjai. Senai Kaip bendravom. gera, ačiū, kad sutikai. Tai kągi, mano Facebooko draugai ir vėl Rita čia. Ir vėl aš kalbu ir vėl dalinuosi, nes realiai pagavau savo kolegę, savo lyderę, savo draugę, iš tikrųjų pagavau visiškai netikėtai ir išgirdau, jog jie taip pat dalinosi pas save live apie kvalifikaciją, atliktą kvalifikaciją ir kelionę. Tai iš tikrųjų aš labai noriu iš viso širdies, Jurgitėlė, tave pasveikinti, pasidžiaugti kartu su tavimi, jog tu mieloji, atlikai kvalifikaciją į Punta Cana, į Dominikanos Respubliką. Ten iš tikrųjų, ten toks rojus, bent jau žiūrint paveikslėlius, bent jau žiūrint video, kad nemoku apsakyti, koks bus jausmas, kai ten pateksi. Tai aš dabar iš tikrųjų noriu paklausti tavęs, kaip tu jauties? Va dabar tu atlikai kvalifikaciją, tu kompanijoje dirbi, padedi moteriams. Kaip tu jautiesi? Įvertinta, pripažinta, apdovanota. Kaip gali jaustis, kaip darydama tai, ką didžiausią įvertinimą dovanų. Vat nežinau, ar kažkur kitur dirbant tradiciniame darbe, tu atostogom gausi arba kaip įvertinimą gausi dovaną į tokį, nežinau, į tokią šalį. Čia tik tai į rojaus kampelį, Jurgita, rojaus kampelis. Taip, į rojaus kampelį. Ir žinai, kai mes skridom į Ameriką, į Floridą, ir ten, žinai, buvo ant ekrano matyti, kad vat Tulumas, ten Meksika buvo netoli, žinai, viskas, blemba, kaip būtų gerai tuos kraštus pasiekti, žinai, kaip būtų gerai. O vat, ir prašom, nu tai ką. Ir tavo iš tikrųjų svajonė įsipildė. Tai Jurgitėlė, o tu pasidalink, nu, žinai, mes dažnai kalbam, kad vat, galima keliauti, ar ne, kad galima kvalifikuotis, bet ar tau buvo lengva, ar buvo paprasta, va taip, sprigteliai ir viskas, kelionė yra tavo. Pasidalink, va, ta kelionė, ta kvalifikacija. Žinai, dažnai girdžiu, taip, Rita, dažnai girdžiu, oi, tu tai viską moki, tau tai viskas išeina, tu tai padarysi čia be jokio vargo, žinai, visiems taip atrodo, bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad šita kvalifikacija, aš kompanijoje esu 2 metus ir su kiekviena kvalifikacija, kuri buvo paskelbta, aš sakiau, kad važiuosiu. Aš dariau, aš ties tuom dirbau. Realiai, aš ties tuom dirbau. Ir paskutinė kvalifikacija, kai buvo į Tulumą, man buvo trūkę ne tiek ir daug, labai nedaug. Bet tai buvo komandos visas darbas. Ir aš supratau, kad aš turiu dirbti daugiau su komanda, turiu pati investuoti į augimą komandos ir pati daryti savo rezultatą. Ir aš žinojau, kur mano buvo klaidos. Ne klaidos, bet kur man paaugti reikia, ne? Nes labai dažnai ir šitam versle ir aš savo mergaitėms sakau, jog jeigu tu, sako, žiūrėk, sako, aš dirbau, žiūrėk, man taip sekėsi, čia rangais lipau, čia tas, čia viskas labai gerai, sako, sustojau, nu kodėl man neina, ir jau, žinai, ten motivacija krenta ir visa kita, sakau, tai yra normalu, tu sustojai ten, kur tau reikia augti, tu turi išmokti padaryti, išmokti atlikti tokius dalykus, kurių dar tu nedarei, nugalėti savo baimės ir tu tada paaugsi. Tu tada turėsi kitą visiškai tą paaugimą. Tai lygiai tas pats buvo su manimi. Aš lygiai taip pat jutau, bet aš žinojau, ko aš noriu, aš žinojau, ką man reikia padaryti, kiek man reikia padaryti ir aš sakiau, ne, aš vis tiek padarysiu. Aš vis tiek sieksiu tol, kol aš pasieksiu, aš padarysiu. Ir man nekrito motivacija, man kaip tik, žinai, kaip sakant, varot viskas, žinai, tas kaifas toksai daryti ir siekti to savo tikslo, motivuoti komandą, skirti ir ne tik tai komandą, čia buvo daug asmeninio darbo, taip aš esu labai
labai dėkinga komandai, savo VIP klientam, savo naujiem VIP klientam, kurie atėjo, kurie patikėjo, kurie pasitikėjo manimi. Tai, bet tuo pačiu tai buvo ir mano didelis darbas įdėtas, nes pasport kvalifikacijai padaryti, tai reikalingas bendras darbas. Tai visi stengiamės, visos stengiamės ir darėm. Ir aš žinai, vienas dar didžiausias mano džiaugsmas ir pasididžiavimas, ne tik tai, kad bet aš parodžiau ir savo komandai, kad aš būdama čia tik 2 metus šioje bendruomenėje, aš tai padariau, kaip žmonės, kai kituose marketinguose žmonės dirba po 10-15 metų, yra direktoriai ir jie negali padaryti tokios kvalifikacijos, nes jiems yra per sunku, niekas jiems nedovanoja tokių dalykų. Va, būtent turi irgi tas didžiulę industriją sustatyti ir padaryti ir tu turi tai išlaikyti ir tai yra, o tave tai įvertina. Tai štai kodėl šis brandas, ši bendruomenė, kuri tiek daug duoda, tiek daug įvertina, tiek daug ir visokių paskatinimų kelionėm duoda ir visa kita. Štai kas yra. Tai yra, kad tave ugdo, tave tempia, tave atskleidžia, tave veda į lyderystę, tave nedemotyvuoja, tave, žinai, kaip sako, kasuosi, žinai, ten vietoj ir niekaip išlipti negali. O čia atvirkščiai tave ištiesia ranką ir tave traukia. Ateik, jeigu tu pasiruošus, ateik. Mes tau parodysim, tu turėsi, tu galėsi. Tai va šitas visas laikas ir mes abidvi dabar ruošiamės, Rita, sveikinu ir tave, ruošiamės kelioniai ir ruošiamės intensyviai ir su prasme ruošiamės. Taip, kad viskas yra įmanoma, kaip tu nori. Teisingai, tu teisingai sakė. Aš noriu tau pasakyti, papildyti, kad tik einantis kelią nueina. Ar ne? Pažiūrėkim tokį dalyką. Kompanija Monat duoda galimybę visiems. Ir čia tu neprivalai būti direktorius, tu neprivalai būti mentorius, ar ten, sakykime, labai aukštai, daug pasiekęs, daug pradirbęs, didelę komandą subūręs. Tu to neprivalai. Kompanija duoda, va tu ateini, jie duoda kvalifikacijos laikotarpį, yra kažkokios tai nustatytos sąlygos ir tu darai. Bet žinai, Jurgita, kas yra svarbiausia? Kitos sako, aš čia niekada nepadarysiu, aš čia niekada nekeliausiu. Niekada nesakykit niekada. Nes, vėlgi, einantis kelią nueina. Ir tu vien todėl, kad tu ateini ir pradedi daryti, ar ne, pradedi padėti moteriams, pradedi daryti tuos pačius pardavimus, pradedi plėsti savo verslą, tu automatiškai uždirbi, ar ne? Tu augini savo taip pat atlyginimą. Taip, ir komandą, ir verslą, ir ekstra pajamos. Bet jeigu tu darydama, ar ne, daugiau pastangų įdėdama, tu dar plus priedo gauni, kaip sako, kai vyšnia ant torto, tu gauni pilnai apmokamą kelionę, tai kodėl to nedaryti? Žinot, kaip yra, kai sako, pasiseks ar nepasiseks? Aš šiandien apie tai kalbėjau. Nesėkmė tai yra veiksmų nedarimas, kai tu nieko nedarai ir kai tu nepriimi sprendimo, kada, kaip tu sakei, aš priimu sprendimą, kad aš būsiu šitoje kelionėje. Ir aš dariau viską, kad patekti į šitą kelionę, ar ne? Tai viskas priklauso tik nuo tavęs. Ir va čia irgi Karolina dar rašo, kad tradiciniam darbe tik pasvajok apie kelionę į Punta Caną. Tai va, būtent. Ir žiūrėkit dabar vėlgi, kodėl verta dabar ateiti į mūsų kompaniją Monat? Jurgita, pasakyk, kodėl verta dabar, šį mėnesį, dabar, šiandien, rytoj, šį mėnesį, kodėl verta ateiti į kompaniją Monat? Pas mus yra tikras kosmosas, pas mus yra rojus, nes mes turim vėl paskelbtą kvalifikaciją į Maroką, į Marakešą, į nuostabaus, prabangaus grožio, egzotinį Marakešą, kur tokia kelionė laukia. Ir viskas, kas yra ir dabar, pradėti verslą tik tai su savo
verslo investicija ten minimaliausia, kai dar tu gauni dar iš 110 svarų, 130 eurų dovanų kuponą ir visas galimybės keliauti, tai tiesiog taip, čia reikia nenorėti. Čia reikia bijoti savęs ir nieko nekeisti savo gyvenime, štai ir viskas. Tai ir netgi pačiom minimaliausiom verslo partneriam, kurios tik tai prisijungia, jos taip pat turi visas galimybės tai daryti, tik tai reikia daryti veiksmus, klausyti savo mentoriaus ir tiesiog eiti. Tikrai taip. Kodėl neišnaudoju šitos galimybės? Aš kaip ir sakau, niekada, žinok, Jurgita, tikrai atvirai pasakysiu, niekada nebūčiau net pagalvojus, kad plausiu plaukus, kad dalinsiu socmedijoje ir keliausiu po pasaulį pilnai apmokamose kelionėse. Žinai, man anksčiau ta frazė skambėdavo, žinai, iš tavęs, iš neringos, iš kitų, žinai, ten plaunu šampūnų plaukus ir keliauju po pasaulį. Kas čia dabar, ką jūs čia šneka, žinai, bet realiai taip yra, nes tie šampūnai yra ypatingi, jie veikia, jie duoda rezultatus, jie keičia ne tik tai moterų išvaizdą, pasitikėjimą ir augina, padeda užauginti verslą, padeda augti kaip asmenybei. Viskas viename, čia yra apjungta viskas viename. Todėl, žinai, ir tie mentoriai, apie kuriuos mes kalbam, kur mes daug jų turim ir galim mokintis, tai iš tikrųjų plečia labai stipriai mąstymo ribas ir veda į visai kitą mindsetą. Žinai, jeigu tu ten sėdėjai susikūprinus ar ten kažką, žinai, ne, man nepavyks, čia ne man, aš čia negaliu, žinai, tai dabar klausyk, nėra problemų. Imu, padarau ir viskas, žinai, jeigu nepadarysiu, tai žinosiu, dėl ko nepadariau, arba jeigu nemoku, išmoksiu, kas man yra reikalinga ir viskas. Bet štai čia ir yra tik tai norėk, įjunk energiją ir tiesiog eik tuo savo keliu. Jeigu tu jauti širdyje, viskas yra ant delno. Ir žinai, kartais labai dažnai sako moteris, man čia brangu, aš čia nežinau, bet moteris neįsivaizduoja, kokios yra tos galimybės, ką jos gali. Tai realiai. Aš galiu pasakyti, mano verslo grupėje taip pat yra tokių moterų, kurios atėjo iš pilkų pelyčių, pavadinkim taip, labai, kaip sakyt, sunku ir pabendrauti ir padaryti sprendimą. Akivaizdų skirtumai ir tai žmogus verkia iš laimės, nes sako, aš supratau daug ką, pas mane aplinka pradėjo keistis, pas mane žmonės pradėjo keistis, aš pradėjau giliau tarsi kvėpuoti, daugiau kvėpuoti. Tokių dalykų tu už nieką nenusipirksi. Įvardinkim labai pragmatiškai, 150 eurų. Vat tavo visa tiesa, tavo visas pokytis. Žmonės ir numiršta realiai nepamatę nei gyvenimo, nei išbandę save, nei atradę save, nei išgirdę save. Iš tikrųjų. Tad visa tai, kas yra, jeigu nori pokyčių, tiesk ranką ir sakyk, noriu, kad vestų mane už rankos. Rita, Jurgita, noriu, kad vestų mane už rankos ir parodytum, kaip tu padarai, kaip galiu aš padaryti. Rita, atsimeni, kaip aš ką tik prisijungiau ir tu kitą mėnesį į Bahamus išskridai. Ir iš Bahamų darėm laivą, tai buvo pirmas mūsų bendras laivas kartu ir tu sakei, laukiu aš tavęs kelionį. Ir aš nuo to laiko, aš tikrai labai norėjau keliauti ir aš nuo to laiko step by step dirbau. Ir svarbiausia, žinai, Jurgita, jog yra duodami visi įrankiai. Visi įrankiai yra duodami. Tau te reikia priimti sprendimą, tau te reikia tiesiog norėti ir leisti savo pabandyti. Žiūrėkit, nieko stebuklingo čia nėra. Visos mes pradėjom, ir Jurgita, ir aš, ir dauguma moterų, kurios prisijungė į mūsų bendruomenę, visos pradėjo nuo startinės produktų dėžutės. O ta startinė produktų dėžutė, tai reiškia, jog tu investuoji į save, į savo plaukus. Ir žiūrėkit, kas atsitinka. Tu gauni nemokamai internetinę grožio parduotuvę su plačiu asortimentu produktų, kurie tave vers jaustis gražiai, atrodyti gražiai, jaustis gerai, ar ne?
tu gauni tokį visą, sakykime, paketą, aš kaip ir sakyčiau, mokymų, ar ne? Kur tu mokymus, visi sertifikatai. Ta prasme, tau te reikia tik norėti. Tu gauni mentorės, pažiūrėkit, Jurgita, tu gauni tokius mentorius, kur tave ves už rankos ir padėsim išsikelti tikslus, susikurti planus, strategijas. Tau te reikia tik norėti ir daryti. Ir toliau žiūrėk, tau dabar yra taip pat šansas, kaip man, kaip Jurgitai, kaip daugelis mūsų merginų, kurios dirba, nes kompanija paskelbė nuo vasario 1 dienos, vadinasi, yra viskas tik šviežiai ir tik prasidėję, kai tu gali atėjusi, darydama tos pačius žingsnius, ką darėme mes ir ką darome kartu, gali su mumis keliauti rugsėjo mėnesį į Marakešą, į Maroką. Pilnai apmokamoje kelionėje. Plauni plaukus, gražini savo odą, daliniesi su kitais, padedi moterims turėti sveikus, gražius plaukus ir odą. Ir tu keliausi kartu su mumis į Marakešą. Kodėl tu atėmi iš savęs tą galimybę? Va tiesiog paklaus savęs, va kodėl aš dabar atimsiu iš savęs galimybę. Negalvo, kaip bus, pasiseks, nepasiseks, kaip ir sakiau, nesėkmė tai yra veiksmų nedarimas. Bet tu duok savo šansą. Yra puikiai proga dabar prisijungti, gauti kuponą ir startuoti kartu su mumis ir pasimti tą kelionę. Ar teisingai, Jurgita? Kodėl ne dabar? Kodėl atidėlioti? Viskas paprastai. Visą laiką, žinai, kaip sakyt, visą laiką, jeigu trūksta pinigų, tai būtent pats pagrindinis momentas, kad būtent dėl to tu turi čia būti, nes mes turim galimybę jau tiek visko 500% viršaus marketinginis planas mūsų leidžia uždirbti, tik tai tu daryk, tik tai tu norėk. Čia, žinai, kaip sako, aš su savo mergaitėm kažkada tai dalinausi irgi sakau, bet suprantat, sakau, yra toksai mąstymas, kaip vargšas mąsto, žinai, milijonieriaus ir vargšo mąstymas. Jeigu man mažai pinigų, tai aš verksiu, žinai, kad aš jų neturiu. Ir taupysiu dar, ir dar labiau taupysiu. Neleisiu sau nieko. O milijonierius galvoja, ką aš galiu padaryti, kad aš galėčiau uždirbti pinigus, kaip aš galiu save realizuoti, arba ką aš galiu išmokti, kad aš galėčiau būti sėkmingas ir galėčiau pakilti į kitą lygį. Tai labai noriu pakviesti mielos moterys galvoti kaip milijonierės, pakeisti savo mąstyseną ir padariusios sprendimą niekada nesigailės. Leiskit savo. Tiesiog leiskit savo, duokit savo šansą. Niekas jums per galvą neduos. Jūs tikrai nieko neprarasite, bet pagalvokit apie tai, ką galite atrasti. Ir galbūt, kaip ir sakau, pakviesiu į savo live, ar Jurgita pakvies, ir mes tave pasveikinsime, kad tu vyksti kartu su mumis į Marakešą. Taip, kad tiesiog yra galimybės, jums tai reikia tik išgirsti ir tiesiog priimti sprendimą. Jeigu yra noras, priimk sprendimą ir mes tada keliaujam kartu. Tai ačiū tau, Jurgitėlė, buvo faina pasibendrauti, tiek daug emocijų, atrodo, tiek galėtų daug išsakyti, bet visada, kai sako, laikas yra toks, sakykime, suplanuotas, tai esmė tokia, kad iš visos širdies, mielos moteris, apgalvokit, apsvarstykit ir leiskit savo svajonėm pildyti. Ir leiskit savo būti laimingom. Leiskit būti laimingom. Žydėkit, spindėkit. Čia yra svarbiausias dalykas. Ačiū tau, Jurgitėlė, jog pasidalinai. Sveikinu dar kartą ir nekantrauju jau susitikti kuo greičiau ir pasišildyti saulytėje. Kol kas tada iki sekančio malonaus. Ate, Jurgita. Iki, ačiū, iki.